matyt, susivirinau realiai visas pakopas, viskas įveito. Dabar radau tokį juostą, čia nežinau, 40-45 3, man atrodo, milimetrų. Tai aš vien galą paėm priverin vien galėlį. Aš tada prilenku ir nežinau, matosi nesimato, bet va šitas jį gražiausia išsilenk kontūrą apvalia. Nes kadangi ir laipsnę pagal vamzdį automatiškai kiek išplėtė ir teik sulenki ir gaunas iškart pusmėnulis. Tad turėtum, nežinau ką parodyti. Va šitas matos biškėlį. Šioks toks reikaliuks. Tai dabar kiek turi juostėlis, visko va tep galas sudėsiu, pritrūksiu, nuvažiuosiu ir da čia kelis damušu. Kaip matyt, pabiškėlį susidėjai galą. Leika čia 2, dabar jau pritrūkau jaustis. Tai važiaus pasiimsiu dar 2 metrus tu jaust. Tai va, 1, 2 ir dar apačio 3, man atrodo, lika. 3 ar 4. Apsišveis, apsišlifaus, dabar tik biškėlį nupjaušiau. Vėliau vis tiek jau prieš dažėm reikės visko nušveisti, sulyginti, vis kompelius biškėlių apvaryti. Tvarkinga. Ir vot. Taip viskas po biškėlį daros. Realiai 1,5 dienos darbo, taip atrodo, nes vakar realiai nupeitų iki kokio 8, šiandien panašiai, dabar realiai 5. Tavo, taip viskas atrodo, visą dailę, apvariau su bulgarkė normaliai, su ambrazyvu pravariau biškėlį rūdis, kad nebūtum, kaip sakyti, biškėlį ir, bet čia nemačys. Vis čia įtvarko. Apėjau kampelis biškėlį, apvariau, kad nebūtum aštri tokiai. Vis tiek liesi, užsikipsi, dar kažkur, kad nebūtum. Vis tiek užsidažys tą daug maž apsilygins vis tos daubėlis ir panašiai. Tavo, šiandien jau čia bus teik, lieksam likščiaulių, pasiimsam pakopas, susirinksam. Ir ryto tiesam darbus. Greičiausia pradėsam gręžiuoti skylis paruošti. Mąstysiu, ką reik padaryti turėklus, kokius noriu. Ir padarysim. Teiki žinių. Realiai šiandien buvau biškėlį trumpesnis vidusiks, nes kaip matėt biškėlį darbavausi, norėjau daugiau pavaryti. Jeigu patink vidusiką, kafės like, numetat laiką. Jeigu dar nefollowinat, galėt paspausti, pasubscribinti, jau kaip norat. Ir iki kitų kartų.